Labas rytas, miegojau labai gerai. Suvalgom šitą keksiuką. Važiuojam į Lūnę. Faina vieta čia. Aš nuo ryto jau girdėjau traktoriuką, jis dabar čia važiuoja. Taip pačiu laiku susukau. Gerai, kad jisai ne šitose laukuose dabar važiavo. Šiek tiek toliau. Au, padasi. Kur aš čia einu? O, Dieve. Toj atsinešim dar kitus lašiukus. Apsitvarkymai pastoviai kažkaip išsipurvinu tas rankas, pastoviai jas valyti reikia. Jeigu kyla klausimų, kodėl aš taip darau, tai kai minu į įkalnes, tai man šitas vietas visas skauda ir jaučiasi. Jeigu aš taip nedaryčiau, tai jau senai būtų pūslės. Jos yra, bet dar ne tokios, bet šitas visus vietas labai skauda. Ir tas man nepatinka. Tai dėl to apsivinioju. Tada įkalnes lengvai užminam. Kažkaip netaisyklingai gal aš tą vairą laikau, aš nesuprantu, nes ar tos vairo juostos pas mane būna, aš kartais va taip laikau ir kai kalną minu ir tada va šitos vietos labai. Gal dėl to šiemet tos rankos jaučiasi, nes didesnį kilometražą aš važiuoju. Netugų kolekcija 10 yra pasiimsim. Rytoj 11. GoPro baterijų reikėjo. Lygiai 8 ryto. Geras metas. Aš važiuoju, žiūriu, kliva, čia kažkas, vos ratą nepamečiau, jūs įsivaizduojat? Atsilaisvinu, ar kaip čia? Eitsa. Būtų buvę man. Labas rytas. Pasiekiau tą miestelį, kur turėjau vakar pasiekti, bet dar geriau ir gavos, kad tik dabar jį pasiekiau. Čia nakvyniai per daug eismo, labai gerai gavos. Ojoj, gatvės, ojoj, Bulgarija. Prieš tas įkalnes dar pauzę pasidarysiu. Ką tik šiek tiek kraujo iš nosies buvo. Oi.
Iki sienos 107 kilometrai. Pavėsiukas. Visa šlapia vėl. Iki sienos 70 ir turiu paskutinį powerbank ir paskutinę GoPro bateriją, tai praktiškai reikia šiandien nakvoti ne lauke ir pasikrauti viską. Ir rytoj tada į Bukareštą. Mini. Net nepastebėjau 4, po to jau 8. Vėl vakaras, vėl nauja diena. Šiandien Bukareštą nespėsiu pasiekti. Antram 5 į kalną varyt ir taip jau mėnesį. Eina peklan. Tu saulė, eina peklan. Liko 15 km iki sienos, tai pasiėmiau prie pat sienos kambarį už 25 eurus. Nelabai buvo pigesnių variantų. Prastokai jaučiuosi, tai eisiu pailsėti. Tikrai labai kažkaip saulė labai šiandien išvargino per tas įkalnes. Tikriausiai dėl to. O, pagaliau, dar 5 kilometriukai. Ir tada rytoj 70 kilometrų iki sostinės, Rumunijos. Važiuojam ilsėtis. Aš nenoriu nieko matyti. Noriu pailsėti. Tikriausiai prieš paskutinę nakvynę, paskutinę bus Belgrade. Pažiūrėsim, kaip technika laikys. Labai greit išsikrauna viskas irgi dėl to, kad telefonas labai nelaiko ir aš jį pastoviai kraunu ir muzikos noriu paklausyti. Buvo šiandien vietų, kur išsipraus, bet žinojau, kad vakare tai būsiu kambarį, tai nesiprausiau. Nes vis tiek šlapės, iki 6 vakaro visada šlapės būna. Kas čia per rajonas, kur aš? Nu, tikiuosi čia, nes man davė koordinatės. Čia daug kas atrodo apleista, bet čia, tai labai gerai. Einam į vidų.